Sveikuoliai jaunuoliai, čia Šnioka ir šiandien papasakosiu apie lietuvišką parašiutizmą. Tad tą progą važiuoju į Kauno parašiutininkų klubą, kuris yra įsikūręs Pociūnuose, šalia Prienų, Birštono nacionaliniam parke. Viena gražiausių vietų iš tikrųjų Lietuvoje, kur galima šokti parašiutu. Klaipėdos, aišku, matosi visa jūra ir Kuršių nerija, o čia Kauno parašiutininkų klube gali pamatyti visą Birštono regioninį nacionalinį parką. Nemuno kilpų virtinę, neįtikėtinai gražu. Tai va, ir tokios naujienos, kad šitas klubas turi naują lėktuvą. Naują seną lėktuvą, nes lėktuvas nėra šiaip naujas, tiesiog klubui jisai naujas. Ir reikia jį išbandyti. Tai važiuoju iš jo pašokinėti, susitikti su draugais, pavaryti gerų šuolių, gerai praleisti laiką. Ir pafilmuosiu šiandienos vienos dienos nuotykius būtent Kauno parašiutininkų klube. Tai ką, atvažiavau į Pociūnus, į Kauno parašiutininkų klubą. Išbandysim naują lėktuvėlį, smagiai pašokinėsim. Yra Deivis, kurį jau pažįstate iš kitų filmukų, kaip kad šuolių Italijoje. Tai kažką labai smagaus nuveiksim. Čia yra keletas skirtingų lėktuvų. Vienas dabar dangui. Kitas va toksai va stovi. Papasakosiu šiek tiek su Deiviu, pasitarsim, koks čia bus šuolių planas, ką mes čia veiksime. Bet vieną dieną tik šokinėsiu šiandieną, tai čia daug tų šuolių nepridarysim. Kas čia ypatingo yra iš tikrųjų, tai tame, kad turime pagaliau Lietuvoje 4 km aukščio, nes iki šiol jau keli metai neturėjom lėktuvo keliančio į 4, o keldavo tik į 3 km ir tai yra labai blogai tokiems šuoliams, kaip mes darom free flyaus, kur reikia to aukščio, tos kelios papildomos sekundės viską keičia. Tai va, tai pagaliau galima iš pilno aukščio šokinėti, mėgautis to skrydžių ir daryti sudėtingus, įdomus šuolius. Lėktuvas pas mus atkeliavo iš Ukrainos, jis tikrai nėra naujas, bet labai gerai prižiūrėtas ir geroj kondicijoj. Lietuvoje turime tikrai labai nemažai Antonų vadinamų kukurūznikų. Ir čia yra tiesiog pagerinta jo versija su galingesniu varikliu. Lėktuvu kylom apie 15 žmonių plus 2 pilotai. Lėktuvas tikrai dirba labai tyliai ir pakelia pakankamai greit mus į 4 km per 17-18 minučių. Galbūt galėtų būti šiek tiek didesnės durys, kad būtų patogiau iššokti, bet ne visiems tai trukdo. Na, o mes su Deiviu turim planą chuliganą, ganėtinai sudėtingą šuolį. Aš šoksiu ant nugaros, o Deivis ant pilvo, jisai užveda trekutį ir mes neriam žemyn, šiek tiek pasisukame nuo kurso, kad neskristi ten pat, kur skrenda lėktuvas. Pasisukę nuo kurso, perina Deivis irgi ant pilvo ir iš šitos vietos, beskrisdami kampu, pradedame plokštintis ir kelsimės ant kojų į head-upą. Tuomet atlieka Deivis perėjimą, layoutą vadinamą, kai iš head-upo persiverčia į head-downą. Tuomet ir aš verčiuosi, aš perinu į skrydį žemyn galvą ir skrendu link Deivio, o jisai tuo tarpu skrisdamas aukštyn galvą bėga nuo manęs, taip kad mes nekrentam žemyn, o judame kampu ir visą laiką skrendame su viena kryptimi. Na, o po to skirstumėmės į skirtingas pusės, kad turėtumėm daug laisvos oro erdvės įskleisti savo parašiutams. Ką jūs dabar darysite? Kokį čia per rodeo nesąmonę sugalvojat, kas čia vyksta per šuolio planas? Kažkaip atsibosta pačiai skristi, galvoju, reikia prie kažko prisikabinti, jo, tai rodeo, kad pavėžėtų. Tai bull ridingą turbūt čia visi yra matę, tai kai sėdė ant buliaus ir riding. Tu būsi bulius? Tai tipo jo. Tu būsi prajodytoje? Jo, dar pasimsim šitokį botagėlį. Taip nesimsim. Jo, bet galima. Tai ką, iššoksi ant jo, kabosi, užsikabinus, laikysies? Prisitvirtinus prie jo rigo ir visi suskrisim, dar bus hebros, kurie suskris iš šonų, iškai atsipalaiduosim, pamojuosim ir jo. O kaip nulipsi nuo buliaus? Versim atgal. Kulverstuką? Nu, bandysiu. Viskas smagu. O aš varysiu toliau, žinai. Ieškot kitų pakeleivių. Taksioras. Jo, visiškai. Boltas. Nu, žiūrim, kaip jums gausi. Sėkmytės. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. It's going down like a
Here for one night and we just wanna party. In a fast car, a Ferrari. It's a push start, I don't need a car key. Slide on Broadway, and it's gnarly. On a late night, but I'm not tardy. Right on time for the parties and Barbies. Strolling with a chunk of green like a golf swing. Hey, 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 hey. Bottles on ice, mess around these skates. Hey, hey, hey. If I gotta say it twice, then I got nothing to say. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. I hope you're all here for the ride. Come inside. Nu, kokia tavo emocija pas Eik šuolę? tu savo, seniuk buvo amazing. Pavyko? Yes. Ir mes nekritom, o skridom ir aš sėdžiu ir matau, kaip, kebra ir... Man reikia žmogų laimingų padaryti. Taksioras, va. Koks tarifas takso šiaip? Prispaudinėjau, tai paskui jau ne į kamerą. Superman boltas. Žodį, šoksim iš lėktuvo, ne, į headowną vėl. Susikabinę, gripuką. Buvom, vienam headowne. Taip. Pasileidžiam iš gripuko. Tada padarom tokį viens pro kito. Hop, į headupą. Opa. Tokšt. Tada headupą tu pradedi judėti, tau patogiai gliptim, tai atgal. Aš man visas atsistoju prie pilvo. Bum, 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 bum. Ir tada padarom šį layoutą. Gal į kitą pusę judėti, tada jau gerą tracką. Okay. Žodžiu, ir headowno, layoutukas, headupo, layoutukas, trackas. Gerai? Toks paprastas planas. Na, dabar galite pamatyti, dėl ko mes vienas nuo kito bėgam, kad turėtumėm daug laisvos oro erdvės, nes jeigu parašiutas susisuktų, mes belia kaip nekontroliuojamai pradedam suktis ir makaluotis po dangų. Ir šioje vietoje mano parašiutos stropas yra susisukusios, kuriuo aš negaliu greit atsukti, o parašiutas tuo tarpu gulasi ir sukasi nekontroliuojamai žemėdamas labai greitai į apačią. Šitame momente priėmu sprendimą atsikabinti ir nebekovoti su parašiutu, bet dėja mano atsarginis parašiutas įsiskleidęs iš karto yra visiškai susisukęs, ne ką mažiau negu buvo anas, tiesiog jisai skrenda simetriškai ir tiesiai. Gerai, kad dar turiu aukščio atsisukti parašiutą ir mes neveltui skleidžiamės kilometro aukštyje, kad avarinėse situacijose dar turėtumėm laiko išsispręsti savo bėdas. Specialia technika atsuku parašiutą, būtent sukdamas į stropas rankomis ir vėliau atsispardinamas ir atsisukdamas visų kūnų. Ir dabar belieka nuskristi ir nusileisti į nusileidimo zoną. Jepa! Pirma mano atsepkė, pirmą kartą atsikabinau nuo savo parašiuto. Labai fainai, 2 kartus iššokį parašiutu už tą pačią kainą. Tai labai gerai, bet tik tiek, kad dabar problemėlė, kad reikės kažkaip supakuoti, prašyti, laukti pagalbos, kol atsiras, kas supakuos. Jausmas įdomus, kai nekontroliuojamai pradeda suktis viskas ir tiesiog reikia kuo greičiau atsikabinti. Tai pirmą kartą atsikabinu nuo parašiuto. Cool. Taigi, šiandien dienelė gavosi labai įdomi ir netikėtai smagi, nors ir su daug adrenalino. Tasai šuolis iš parašiuto labai buvo netikėtas man. Aišku, tikriausiai niekadose nebūna tikėti. Kažkaip tikrai turiu daug šuolių, virš 900, dar niekart neatsikabinęs, tai čia
gera statistika. Tai va, tai įdomus patyrimas pačiam patirti. O šiaip dienelė labai smagi gavosi, net atvažiavau kažkaip neplanuodamas, netgi iš tikrųjų ir filmuoti nieko šitą vlogą daryti, bet tiek gero kontentuko atsirado aplinkui. Lėktuvas apžiūrėtas, išbandytas, užskaitytas, labai fainai, nes lėktuvė tylu ir pakankamai greit kyla, tai jo, labai smagu buvo pabandyti ir manau, kad dar ne kartą iš jo iššoksiu. Šitas filmukas labai spontaniškas ir net neplanuotas jisai, tai tikiuosi, kad jums patiks. Ateinantis filmukas bus apie Lietuvos Vilniaus televizijos bokštą, bus mega fun, labai laukiu. Ačiū, kad žiūrėjot, prašau pasubscribinkit mano kanalą, palaikinkit vidosą ir nepamirškite prisijungti prie Contribui bendruomenės. Sakau iki, susitiksim kažkur, kažkada ir neišvengiamai. Čiau, bambinos!